Alytaus gidas – populiariausias portalas Dzūkijoje. Kone pusė šimto sakurų pasodinta Alytaus mieste Žaliojoje gatvėje. Medžiai turėtų sužydėti šį mėnesį. Tuomet vaizdas turėtų būti įspūdingas. Kaip sodinti medelius, patarimų negailėjo alytiškis bonsai specialistas Kęstutis Ptakauskas. Jums reikia tik tai pasodyti. Ką reikia padaryti? Nes mato, dabar yra truputį per giliai. Reiktų panaudoti plius atvežtą durpės ant kiekvieno medžio po vieną maišą. Dalis sakurų jau skleidžia nuostabaus grožio žiedus, nors dar nepasodintos. Alytaus miesto savivaldybei medeliai nekainavo, nors vienos sakuros kaina 500 eurų. Medelius miestui dovanojo verslininkai, jiems tai atsiėjo per 20 000 eurų. Tiesiog Kęstutis sugeneravo, kad galima prisidėti būtų prie miesto gražinimo. Mes čia vis tiek įmonės vieną kitą projektą vis parimdinėjom, bet galų gale nusprendėm, kad reikia savo miestui galbūt prisidėjimo padaryti. Sufinansuojam sakurų nupirkimą. Pasodinam ir bandysim gražinti. Kodėl būtent šita vieta buvo pasirinkta? O čia jau nusprendė, ko gero, savivaldybė žmonės kartu su Kęstučiu, kuo čia geriausia, kad jeigu pasodinsi tą grožį kažkur tai kampe, tai ko gero jo atraktyvumas bus nelabai didelis, o kada miesto centre ir pats miestas su savo centru galbūt pagražės ir žmonėms bus atrakcija tam tikra. Dalis pernai pasodintų brangių medžių nudžiuvo. Jais rūpintis įsipareigojo Alytaus miesto savivaldybė. Savivaldybė prižiūrės, laistys, bet labai svarbu pati pradžia, kad jos būtų tinkamai pasodintos, taip, kad laistomas vanduo pasiektų šaknis, kad vanduo nenubėgtų ir panašiai buvo praeitą kartą, kad dalis sakurų matyt buvo nelabai tinkamai pasodintos ir todėl jos kad ir buvo laistomas, tačiau pritrūko drėgmės. Sakuros simbolizuoja pavasarį, mat pražysta vienos pirmųjų. Ir nors žiedai nekvepia, o žydėjimas trunka vos porą savaičių, vaizdas būna išties nuostabus. Sakurų alėją Dzūkijos sostinėje planuojama atidaryti gegužės mėnesį. Oficialioje šventėje dalyvaus ir Japonijos ambasadorius Lietuvoje. Atidarymo metu bus pasodintos likusios 5 sakuros. Alytaus gidas – populiariausias portalas Dzūkijoje.